Jūs sakėte, eilės per didelės. Šiais metais atidarėme dar vieną regitros padalinį Karoliniškėse, Mėnulio gatvė 11. Karoliniškių padalinyje Vilniuje galite ne tik laikyti teorijos ir praktikos egzaminus, bet ir užsisakyti ar pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Nuo 2025 m. balandžio mėnesio užregistravus automobilį ir gavus numerius, jų rėmelius galite įsigyti iš karto regitros padalinyje. Rėmelių tipai gali būti su anglišku arba lietuvišku Lietuvos užrašu arba paprasti juodi. Darbuotojai taip pat gali pasiūlyti įrankius savarankiškam valstybinių numerio ženklų pritvirtinimui. Girdime jūsų atsiliepimus, taip pat stipriname bendradarbiavimą su vairavimo mokyklomis. Jau susitikome su šimtais instruktorių ir priėmėme sprendimus, kad egzaminas visiems būtų paprastesnis ir aiškesnis. Pristatome 5 pagrindinius įgyvendintus atnaujinimus. Paprastinamas motociklininkų akių apsaugos skydelio vertinimas aikštelėje, sujungiami specialieji manevrai. Paprastesnis vertinimas manevruojant tarp eismo juostų. Didesnės lėto važiavimo vertinimo ribos. Pirmiausiai, egzaminuotojas pasiūlytų pasitaisyti, o ne iš karto vertinti klaidą. Siūloma nustatyti 30 sekundžių laiką sureaguoti į įspėjimą. – 2025 metais įvyko pirmoji konferencija Saugus startas, subūrus instruktorius iš visos Lietuvos. Taip pat pristatytas vairavimo mokyklų gidas, o jų statistika nuo šiol viešai prieinama. Mes girdime, ką sakote, ir nuolat ieškome sprendimų, kad jūsų patirtis regitroje būtų kuo sklandesnė, aiškesnė ir patogesnė, nes mums rūpi mūsų klientai.